Esu Simonas, asociacijos Kaunėnų bendruomenė projektų vadovas. Sveikinu jūs susirinkus į mokymus, kurių tema yra NVO veiklos finansavimo galimybės. Šios mokymus šiandien jums ves NVO ilgametis ekspertas Ričardas Didžys iš Vilniaus. Jis daug kur tos mokymus veda įvairiom temom, daug žino ir esam tikri, kad bus mokymai tikrai jums labai naudingi. Šiandien galbūt daugiau kalbės apie įvairias kitas finansavimo galimybės, o ne projektų rašymą. Noriu iškart pareklamuoti, kad spalio mėnesį, spalio 17 dieną bus dar vieni mokymai apie projektų rašymą. Tai va, žinokite, irgi paskelbsim internete, galima bus registruotis. Tai va, tai sveikinu dar kartą, linkiu gero laiko, aktyvumo, uždavinėkit klausimus, išnaudokit šitą laiką, kad pasisemt kuo daugiau žinių ir kad turėt maksimalią naudą jum ir jūsų organizacijom. Tai labai ačiū, kad atėjote. Tai labas vakaras visiems, ne taip dažnai seminarų 5 vakare prasideda. Ir ne taip dažnai, ne tik 2 valandas. Tai jo, Simonas mane pristatė iš esmės, jo dirbu su nevyriausybinėm organizacijom nuo 95 metų. Su tokiais ateini, išeini kartais, bet vis tiek kartai visą gyvenimą būna. Tai noriu pasidalinti su jumis savo patirtimis, savo matymais, savo žiniom, analizėm, kurias esu atlikęs skirtingom organizacijom. Bet prieš pat man šnekėti, vis tiek man biškį rūpėti, jūs dabar jau žinot, kas su jumis šneka, o aš nežinau, kas manęs klauso. Tai bent noriu kažkaip organizaciją pasakyti, būtų smagu ir galbūt, žinoma, vardas organizacija ir tada galbūt dar, jeigu turite klausimų šitai temai, bet šitai tema specialiai yra ant ekrano, kad matytųsi, ką apie tai norėtume labiausiai sužinoti, apie ką pasikalbėti būtų svarbu šitoje temai. Tai, tai galima, kaip nors šėlės, galima nebūtinai visiems reikia, bet vis tiek aš norėčiau išgirsti iš daugumos iš viso. Kokie lūkesčiai ir kokios organizacijos čia yra, kad jausti su kuo šnekėti apie ką. Kaip aš Gerai. Tai esu, dar kol kas mes neturim juridinio statuso, komanda link tikslo, mūsų nešama žinutė, mūsų nešama žinutė apie šunų vedlių ir asistentų poreikį ir būtinybę. Tiesiog kokią naudą jie teikia. Tai vedam edukacijas, važiuojam į renginius, pravedinėjam renginius, sporto šventes visokias. Ir dėl to čia ir atvykau, nes, kaip ir minėjau, juridinio statuso dar neturim, tai tiesiog nuo ko pradėti, kur eiti ir kol kas važiuojam iš savo asmeninių lėšų ir pilnai suprantu, kad šeima tikrai ilgai to žalios vėliavėlės nelaikys. Tai visiems projektams. Vardą dabar. Monika. Ačiū. Aha. 2 dalyviai prisistatė. Ar čia neišėlės? Nebūtinai, jo, kas? Nežinau, istorijas. Kaip nori? Šiaip irgi taip pat neturiu juridinio statuso, bet tiesiog atėjau su idėja ir tiesiog pats galvoju, kokiam kryptim eiti. Esu mediatorė ir esu sukūrusi transformacinį santykių žaidimą, kuris skatina pamatyti vieną kitą kaip ne priešą, o kaip draugą, kaip panašų į save. Ar čia apie šeimas labiau? Šeimos, taip, aš daugiau su tom privalomosiomis mediacijomis užsiemu, bet toks poreikis yra susiskaldinimo mažinimo visuomeniai, kartų skirtumai, aš esu taip pat ir antropologė, tai man tas galbūt yra aktualu, kad mes pažintume vieną kitą iš tos, kad mes iš tikrųjų esame labai panašus. Tai toks, kol kas ieškau būdo ir finansavimo galimybės man aktualu, vien dėl to, kad pasižiūrėt, ar man tai, nes vis dėlto vis tiek norisi iš to ir išgyventi. Mūsų, sakykime, tikrai domina finansavimo galimybės, nes mes rašom projektus, bet finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kol kas mes tik šituo naudojamės finansavimo šaltiniu ir turėčiau pasakyti, kad tai yra labai nudžiugina tas dalykas, nes finansavimas ganėtinai yra
pagal projektą, aišku, poreikius ganėtinai nemažas, nemenkas. Ir mes rengiam visokias veiklas, o veikla tai yra pagal įstatus kitoks švietimas ir socialinė veikla. Nu, taip ir gyvename. Patalpų neturim. Ar turi kitų kokių nors šaltinių, tiesioginių? Ne. Nu tai mūsų šaltiniai dar yra tie procentai, 1,2 arba nario mokestis, jeigu pavyksta surinkti. Nes pagrindė yra, sakykime, socialinės atskirties žmonės. Ja. Čia yra teritorinė organizacija, Dainavos rajone dirbam. Ačiū. VŠI Prageta Sanatorija, vaikų stovyklos, edukacijos ir VŠI jau veikia ne vienus metus. Tai ieškom daugiau galimybių, kaip sakyt, ne tik tais tas, kas iš projekto, ar kaip sakyt, reikėtų kažką pakeisti. O be projektų, kokias dar šaltinius turi? Tai kaip sakyt, kaip ir visi, ne, Kauno miesto, žodžiu, savivaldybės, žodžiu, bet tam buvo sveikatos visuomenės biuro, žodžiu, bet tokio kaip... O šitą susitvarkė, kad kaip būrelis nepaprašė? Ne, mes būrelį neturim ir neplanuojam turėti, nes krūva reikalų. Nu, kaip sakyt, mes esam kaip stovykla, mes vaikų, kaip sakyt, neformalaus tokio kaip švietimo, kaip tokio būrelio, kaip ir neturim. Užimtumas. Vasarą arba likusios atostogos. Taip. Tai edukacijos, tai daugiau su, kaip sakyt, aš pati su maistu dirbu, tai su maistu linkstam link tų edukacijų ir panašių dalykų. Ačiū. Aš Kristina iš Vilniaus atvykau ir VŠI senjoro avilys, senjoro užimtumo centras. Tai mes irgi rašom projektus, darom dalykus, tik įdomu, kaip dar galima to finansavimą. Gal galvojame, nes mums pati idėja yra, kad nemokamos veiklos senjorom. Tai reiškia, jokio nario mokesčio nieko nėra, tai reiškia, iš kažkur turi tos lėšas atsirasti. VŠI Kauno hospiso namai, mes teikiame nemokamą paliatyvią pagalbą ligoniam ir mūsų finansavimo šaltiniai 1,2%, rėmėjai šiek tiek, kas irgi turėtų būti vadinama, projektai ir ligonių kasos, kurių iš esmės mums užtenka 25% darbuotojų užmokesčių padengimui. O išgyvenimų reikėtų daugiau. Ir turbūt labiausiai tai mane domina stabilios galimybės. Kiek galima būtų, jo, ne tą tokį projektinę kitaip, bet kokios dar galėtų būti galimybės daugiau apie tą stabilesnę tokią finansavimą, stabilesnį. VŠI išties pagalbos ranka, mes turime turbūt 4 finansavimo šaltinius. Pradėsim nuo mažiausių, tai 1-2%, po to projektinė veikla, akredituotos paslaugos, licencijuotos paslaugos, turbūt viskas. Tai čia bendru naujų šaltinių pavyksta. Taip. Įkūrusi organizaciją prieš kažkur 10-11 metų. Grįžau iš Vilniaus, kur dirbau jaunimo organizacijoje, mes turėjom savanorių iš užsienio atvykusių, aš pati siunčiau savanorius, šiek tiek apmokymus vykdžiau ir grįžus į Kauną gyventi, norėjau tęsti tą veiklą, įkūriau organizaciją ir tiesiog siunčiau jaunimą į mokymus, mainus. Ir sustojo šitą veiklą, paskui tiesiog šiek tiek tokios visuomeninės veiklos Kaunas 2022 projekte, o paskui vaikučius auginau ir dabar noriu grįžti ir kažką toliau su tą organizaciją daryti ar pažiūrėti, ką aš galiu daryti. Šiaip mane domina Erasmus jaunimo projektai ir savanorystės. Ir jaunimo veikla. Jaunimo veikla. Mano įkūriau VŠI jaunimo centrą Salomėje. Ir Kauno rajone. Monikas iš asociacijos Atradimų kelias, tai labai panašiai kaip kolegė.
užsiemam neformaliu ugdymu, Erasmus plus projektais. Tai dabar pirmą įgyvendinsim projektą, bet dar irgi norisi tokios kaip ir ieškoti vietinės veiklos, ką galėtume čia daryti, daugiau irgi su jaunimu, su neformaliu ugdymu, laisvalaikiu, turistinė veiklom, tiesiog taip, kaip irgi panašiu principu kaip jaunimo mainai, tai tiesiog lokaliai. O kur ta organizacija suveikia? Jūs kiek žmonių turit, patalpas turite? Ne, neturim. Didžiausias seminaro naudas to, kad žmonės sueina į vieną vietą ir išsiaiškina, kad yra daug galimybių kartu. Dar kas nors? Esu Rūžonė Baronienė, atstovauju Jaunųjų vadovų asociaciją, esu Lietuvos socialinio verslo asociacijos Poveikio akademijos mentorė, būtent konsultuoju žmonės socialinius verslus. Tai mano sritis stiprioji yra socialiniai verslai, o čia atėjau pažiūrėti, gal yra kažkas naujo, atnaujinti žinias. Susimanau dalyvauti daugelį projektų. Esam dalyvavę, visumą aš atstovauju Kauno senjorų klubą. Kaip patalpos, tai renkamės daugiau ekskursijos, daugiau, bet projektų mes nerašom. O aš pati dalyvauju projektuose ir šiuo metu irgi atstovauju kaip komuninė bendruomenė ir dalyvauju projektų. Aprašom. Ačiū. Organizacija gauti finansavimą. Ir kokia yra statistika? Nacionalinio Kauno miesto turi Kauno rajoną kitų miestų, bet kaip senesnė, nes maniau, kad nebus ir nėra čia iš kitų Kauno rajono savivaldybių, man atrodo. Tai yra Kauno rajono, ne rajono, apskrities savivaldybių. Tai aš atsinaujinau duomenis apie Kauną, apie visą Lietuvą, tai parodysiu šiek tiek duomenų ir paskui dar iš vieną tyrimą parodysiu, kaip atrodo vidutinės nevyriausybinės organizacijos biudžetas, iš kokių dalių ir kokį procentą kiekviena dalis užima statistiškai. Tai nereiškia, kad pas visos taip ir yra, bet pasakyti tais blogus dalykus apie projektinį finansavimą. Ką jūs blogo galite pasakyti apie projektinį finansavimą? Nieko blogo negalite pasakyti. Sunku gauti, gal kad Mažai finansuoja, procentas mažas. Mažai finansuoja, jo. Daug ataskaitų reikia. Daug ataskaitų paskui rašyti reikia. Nutrūksta, reikia vėl rašyti, nutrūksta etapais. Būtent. Tai aš pasakysiu esmės, kurie mano supratimu per mano patirtį man išsigrynino labai aiškiai. Su projektiniu finansavimu nėra jokios prasmės man tobulinti savo organizaciją, kažkaip investuoti į tai, kad jinai būtų kiekviena stipresnė. Kodėl? Todėl, kad aš negąsiu kiekvieną projektinę finansavimą ir baigsis viskas. O tokių projektinių finansavimų, kad iš metų metus būtų tie patys konkursai, yra labai mažai. Tai man nėra visai prasmės kurti savo ateitį, jeigu aš gyvenu tik su projektiniu finansavimu. Čia aš gavau, o čia aš negavau. Kartais metai, kad gauni 3 projektinį finansavimą, kartais metai nei vieną negali negauti. Tai tas yra visiškai nepatikima, tas nesukuria jokio santykio su finansuotoju. Tai yra vienkartinis toks. Kiekvienas įkis iš naujo vienkartinis. Pavyko, tai labai gerai, jeigu nepavyko, tai ką padarysi. Tai čia turbūt mano supratimu pats blogiausias. Kiekvienas įkis iš naujo pradedi nuo nulio. Antras dalykas, tai kad kiekvienas centas, kurį gauni, yra konkrečioji eilutė. Tu gali ten pakeisti šiek tiek tarp tų eilučių, ten išleisti ne ten, o ten viską suderinus iš anksto, bet tu turi 0 sąskaitai, atėjo projektas, tu turi 100 000. Pasibaigė projektas, tu turi 0 sąskaitai. Tai visiškai nuo nulio vėl iš naujo kiekvienas įkį turi pradėti. Jeigu tu nori turėti profesionalius darbuotojus, tai jie nežais to žaidimą, kad ten 10-9 mėnesiai yra pinigų, paskui nėra, paskui arba bus arba ne. Tai tada ir klausimas, dėl ko tas nevyriausybinis sektorius toksai vis dar nėra stiprus pakankamai, tai dėl to, kad visus 35 metus mes taip gyvenam. Iš projektinio finansavimo. Dar vienas didelis trūkumas projektinio finansavimo yra tas, kad
Nebejoju, kad jūs norėtumėte būti užsiėmę ištisus metus, o ne kažkokius tai epizodinius mėnesius. Tai projektinis finansavimas niekada beveik neprasideda anksčiau, ypač savivaldybėse, negu kokį 4-5 mėnesį metų. Tai jeigu jūs teigiat kam nors paslaugas, tai jūs tiesiog negalite teikti paslaugas 3-4 mėnesius nuo sausio mėnesio. Dar būna chemikų konkursų, kurie baigėsi gruodžio mėnesį ir reikia spėti padaryti visas veiklas iki gruodžio 31 ir ataskaitą parašyti. Tai nes taip lieka savivaldybėse pinigų kartais. Tai va, tai aš labai kategoriškai prieš projektinį finansavimą. Jeigu jis yra pagrindas nevyriausybinės organizacijos, aš visiškai ne prieš, jeigu jis yra pagalba organizacijai, jis to atsankuoju. Jeigu yra kiti šaltiniai, kurie užtikrina mano gyvenimą, tai projektinis finansavimas yra papildomi pinigai, kuriuos aš galiu efektyviai panaudoti, kad mano organizacija iš tikrųjų taptų stipresnė. Tas tada keičia esmę iš esmės. Jeigu aš nepriklausau nuo tokio finansavimo, jisai man yra papildomas, tai super, tada jis yra labai tinkamas. Arba, pavyzdžiui, jeigu aš darau savo nuolatinės veiklas ir atsiranda kažkoks konkursas, kur aš galiu pabandyti pasižiūrėti, ar man išeitų daryti dar kažkokią vieną veiklą ir integruoti į organizaciją. Aš pasiimu pinigus, pabandau, žinau, galima, negalima, tada jau žiūriu, ką daryti, kad tai tikrai atsifinansavimą. Tai va. Tai trumpai drūtai apie projektinį finansavimą maždaug tokios mano žinios. O daugiau kaip rašyti paraiškas, Simonas sakė, bus seminaras spalio mėnesį. Spalio rugsėjį. Spalio. Ja. Kiti šaltiniai. Tai aš išvardinsiu tos kitus šaltinius labai greitai. Bet turbūt apie kiekvieną tada mes bandysim šiek tiek daugiau pašnekėti. Aš galvoju, jeigu aš atsisėsiu, jūs manęs nematysit, aš pastebėsiu. Jūs tai matysit, bet tie, kurie galės sėdėti, nematysit. Gerai, aš pastovėsiu niektorį. Pasėdėjau Kaunavižiaus atvažiavau. Jo, tai jeigu eiti per punktus, tai antras yra veiklos pajamos. Kažkokia bėda, liga gal kažkokia, nežinau, bet atrodo, kad nevyriausybiniam sektoriui dirba šventieji ir jie nereikia nebūti. Ir visai nenadėlė yra užsidirbti pinigų. Aš labai skatinčiau nevyriausybinės organizacijas užsidirbti pinigų. Nes tada jūs esat nepriklausomi, tada jūs galite daryti tai, ką jūs sumanėte. Ne tik tai, ką savivaldybė nori, ar ministerija nori, ar ESPA nori, ar dar kas nors nori, tai ką jūs nori darot su tais pinigais. Tai tokių šaltinių, kur darot, ką norit su savo pinigais, yra labai nedaug. Ir kitas dalykas, jeigu jūs turite bent vieną veiklą, kuri jums atneša lėšų, tiesiog už jūsų darbą, už jūsų paslaugas, tai tada jūs jaučiat pulsą kažkaip, nes tas turbūt pats projektinis mąstymas, gausiu pinigų ir žmonėm padarysiu ką nors gero, jis pats savaime, man atrodo, šiek tiek įdingas, nes tu turi nuolatos stengtis, o ne epizodiškai. Ir jeigu tai padarys žmonės laimingus, tai jie kažkiek gali duoti už tai pinigų. Bent biškutį. Net ir tos socialinės grupės, kurios sunkiau gyvena, simboliškai kažkiek dėl motyvacijos. Ne dėl to galbūt, kad užsidirbti. Ir jeigu pradžiai pradėti imti po eurą ten, ar po 5 už paslaugą, tai, kaip čia, atsiras, po truputį atsiras supratimas, ką reiškia užsidirbti pinigus. Ir tada galima bus praplėsti socialinės grupės, tikslinės grupės, pasiūlyti galbūt įvairesnės paslaugas, kad kažkaip bandyti gyventi. Taip, prašau. Aš čia toks, į tą pačią, toks, bent jau man iš šono žiūrint, ne? Aš esu taip pat iš socialinio verslo.
Ir taip pat teko irgi mentoriauti jiems, bet dažnai jie tai žiūri irgi šiek tiek per tokią prizmę, kad tai mes kaip nevyriausybinė organizacija mes negalim pelno gauti. Taip, jie taip galvoja, kažkodėl jie taip galvoja. Tas įsitikinimas, gal galim sudaužyti šitą. Aš turiu kiekvienas, bet nieks nesigauna. Vyriausybininkai vis tiek tiki, pakomentuoti norėčiau irgi šitą, bet tai pelną tu gali gauti, tiesiog negali išsimokėti grynai. Ta prasme, jeigu tu investuoji kitur, tai nėra draudžiama. Tai darbo užmokesčių ir visam kitam, patalpų gerinimų, komfortų, mokymam gali, tik kad negali išsimokėti kaip... Visos galimybės, tu prasme, naudoti tuos pinigus, uždirbti pinigus ir juos naudoti, kaip tu nori ir susimokėti dividendus. Kiekviena nevyriausybinė organizacija gali nuo 2001 metų, tai 24 metų, kai tas legalu ir teisėta. Bet vis dar galvose kažkodėl uždirbti pinigus yra nuodėmė. Yra baimė, kurios bandysiu dabar praplati, praskaityti, dėl ko žmonės bijo uždirbti pinigų. Bijo dėl to, kad jeigu prasidės veiklos, jie pasieks 44 000 ir tarp PVM mokėtojus. Ir dėl to yra baimė. Tai ta baimė, būtų pagrįsta, jeigu tai būtų tiesa. Bet jeigu turi kelis darbuotojus, kurie moka pilną darbo užmokestį, jau ten tai labai greitai PVM mokėtojai. Vėl šitą baimę tokia yra nedėlė. Nežinau, kaip su darbuotojų turėjimu, bet pasakysiu, apie ką noriu pasakyti. Tai pirma, tai kad jeigu jūs veikite nevyriausybinio organizacijų srityse, kurios, bent jau 4 paminėsiu, dėl kurių esu absoliučiai tikras. Jeigu jūsų veikla yra socialinės paslaugos, jeigu jūsų veikla yra švietimo paslaugos, jeigu jūsų veikla yra kultūros paslaugos, arba jeigu jūsų veikla yra sporto paslaugos, šitas veiklos PVM neapmokestinamas. Jūs uždirbkite milijoną, jūs nemokėsit PVM. Rūpestis yra, dėl ko rūpestis yra būti PVM mokėtojų, tai dėl to, kad tada yra problemos gauti finansavimą iš finansuotojų, iš savivaldybės, iš ESPOS, iš ministerijos, nes jūs tada su to PVM 21% įmanoma ten tą derinti, bet jau tada gaunasi šiek tiek komplikuota. Bet jeigu jūs užsiemat grinai kažkuria ta visuomeninės, visuotinio intereso kažkuria konkrečia sritim, jinai iš principo nėra apmokestinama. Ir nesvarbu, ar jūs turite vieną darbuotoją ar 25. Tai tikrai nemanau, kad Maisto bankas yra PVM mokėtojas. Jų biudžetai tikrai yra didžiuliai. Mūsų biudžetas irgi beveik milijonas, bet mes negalime. Pas ką, pas jūs? Irgi beveik milijonas ir nesit PVM mokėtojai. Ir mes, mum irgi, pavyzdžiui, mes negaunam vienų patalpų, nes nenori išnuomoti, nes mes ne PVM. Ten investicijų susigrąžinimo UABas. Tai ta prasme mes ten irgi keliam klausimą, tai pasakė, su tokiom paslaugom jūs net negausit PVM mokėtojo statuso. Taip. UABai, jeigu iš UABo namuotis, tai jie moka PVM, jiems svarbu susigrąžinti. Tai va, tai apie tą nevyriausybininkų šventumą, nenorint uždirbti pinigų. Beveik kiekvieną sykį per visus viešus paskalbėjimus apie nevyriausybinį biudžetą, aš visą laiką apie tai sakau. Tai aišku, kad nelengva pradėti verslą kažkokį. Ir ypač, kai mes dirbam dar su tokiam tiksliniam grupam, kuriuom yra sunkiau gyventi. Nedirbam su tais, kurie visko turi ir laimingai gyvena, bet pinigų daug tokių net nebūna. Tai va, apie veiklos pajamas. Ką dar reikia pasakyti apie veiklos pajamas? Yra tokia sąvoka neliečiamas kapitalas. Angliškai endowmentas. Tai jį turi, kiek žinau, Vilniaus universitetas. Lietuva. Daugiau negirdėjau, kas turėtų. Gal turi, aš tiesiog galbūt nežinau. Kas tas yra? Net nežinau, šiais laikais dar yra prasmingas toks reikalas, bet jeigu tu turi didžiulį kapitalą, kelis milijonus, tai tada tą kapitalą palūkanomis naudoji ir jisai tau nemažėja.
Tai va tas yra darbas. Tai yra, kaip tą kapitalą gauti, klausimas visiems, ne? Tai yra kitas šaltinis. Nėra čia įvardinti. Tai yra palikimas dažniausiai. Vilniaus universitetas gavo palikimą iš kažkokio lietuvių iš Amerikos. Ir jie turi tą endamentą, kuri nenaudoja jie kiekvieną dieną, kad suvalgyti tas palūkanas, bet reikalui esant, jie gali pasinaudoti palūkanom, kapitalas nesumažėja. Dėl to, kad palūkanas yra mažesnės negu infliacija. Ir gaunasi, kad jeigu tu išnaudoji palūkanas, tai tavo pinigų vertė vis tiek mažėja. Nu, tai tada atitinkamai turi pasižiūrėti, kiek tu iš to, kiek tu tų procentų gali. Ir ką reiškia tas ten 1 ar 2 procentai pinigais. Ar tu su to gali ką nors padaryti, ar tai priklauso kokia suma. Ir galima bandyti tą turtą investuoti kažkaip tai, pavyzdžiui, įsigyti nekilnojamą turtą ir jį nuomoti. Tada atsiranda administracija, kuri turi prižiūrėti, bet greičiausiai tada pajamos būtų didesnės. Tai tada galima visokių strategijų kurtis ir valdyti, bet kai turi kapitalą, tai iš principo daug yra variantų, ką daryti, kad tavo pinigų būtų daugiau, o ne mažiau. Bet pirminis klausimas, ką daryti, kad kapitalą turėtum. Tai, nes čia, per šituos šaltinius, apie kuriuos nekėsim, sunkiai surinksi, nes joks rėmėjas tą neduos milijoną, joks finansuotojas ką duos, reiks išleisti. Tai vat, tėtės ir mamos irgi milijonais palikimų nepalieka Lietuvoje, tai dažniausiai. Tai va, bet tokia galimybė yra, tai neliečiama kapitalo tokia galimybė, kuris sudaro šansus, turėti savo resursus, ar tai vykdant kažkokią atskirą verslą, ar tai kažkur suinvestavus, ar tai laikant bankai. Toliau, nario mokestis. Nario mokestis visiems žinomas, kas tas yra, tai daug šnekėti nereikia. Pamatysit, kokia dalis statistiškai yra nario mokesčio organizacijos biudžete. Tai tikrai nedidelė ir kaip ir čia jau girdėjom, kad surinkti tą narystės mokestį yra didelis rūpestis. Net ir verslo asociacijose sunku surinkti tą nario mokestį, nes ne visada visi tiki, kad čia tiek naudos yra iš to buvimo asociacijai. Aš irgi esu vienos asociacijos valdyboje, buvau prezidentas, tai man tuo klausimu reikėjo rūpintis. Tai mūsų asociacija nuo 91 metų lygiai. Tai žmonės tie, kurie buvo keletą metų iš eilės asociacijai, jie galvoja, kad jie dabar automatu yra savaime suprantama toliau nariais, nors nebemoka nario mokesčio. Tai mes griežtai juos išbraukėm iš narių ir nustojom informuoti laiškais, informuodami tai, kad nustosim, nes jūs nesate narys, nes nemokėte nario mokesčio. Tai tas klausimas skaudus yra ir kai kurioms organizacijoms tikrai siūlyčiau geriau galvoti apie nario mokesčių visai geriau neturėjimą, negu jausti neštis kaltę su savim per gyvenimą, kad turim narių, bet nesurinkam niekaip narystės mokesčių. O kai vieni moka, kiti nemoka, yra labai nesąžiningai. Tai pastangų, kad įtikinti žmonės, kad jų veikla yra prasminga, kad jų veikla būtų dar prasmingesnė, jie turėtų didesnės lėšas. Kad savivaldybės pinigai priklauso eilutėms ir kad jie negali leisti savo daryti dalykų, kad organizacija stiprėtų iš projektinių lėšų, kad reikia tam atskirų pinigų. Tai kažkokiu būdu reikia pasiekti žmonės, gal kartais paspaminti elektroniniais laiškais, gal kartais padirbėti socialiniuose tinkluose daugiau, bet kažkokiu būdu reikia tą reikalą daryti. Komunikacija yra būtina. Ir surinko organizacijos visai nemažai pinigų. Statistiką galima rasti, yra toks puslapis ačiūjums.lt. Ten galite, dabar kažkodėl paskutiniu metu aš bandžiau naudotis, tai neveikia paieška, bet galima pasižiūrėti pagal savivaldybę, kas savivaldybė daugiausiai surinko, kas mažiausiai surinko. Jeigu sutvarkys nevyriausybinė organizacija informacijos paramos centras tą puslapį, tai tada galima per paiešką susirasti savo organizaciją, pamatysit, kiek jums buvo skirta, jeigu nežinot.
arba jūsų pažįstamai nevyriausybinė organizacija, nes tai yra vieši duomenys ir juos galime pamatyti. O kas organizatorius šitos svetainės? Ačiū Jums be lietuviškų ženklų. Ačiū Jums.lt. Čia savivaldybė visą tai organizuoja? Ne, čia nevyriausybinė organizacija informacijos ir paramos centras. Na va. Daugiausiai, kas gauna be politinių partijų, jeigu žiūrėti, tai gauna gyvūnų prieglaudos. Didžiausius procentus susijęs. Nu va, dabar parama ir fundraisingas. Kuom skiriasi parama ir finansavimas, žinot? Dėl visą Viktoro sakysiu. Finansavimas yra, kada jums duoda pinigus su konkrečiom eilutėm ir jūs turite išleisti kiekvieną centą pagal tas eilutės ir pateikti ataskaitą už tai. Ir jūs kaip neturėjot prieš tai pinigų, tai po to neturi. Parama, tai gali būti, kad parama yra renkama kažkiam renginiui, bet nebėra konkrečios eilutės dažniausiai apie ką. Ir rėmėjas turbūt tikisi, kad visi bus pinigai panaudoti tai konkrečiais paskirčiai. Bet kartais parama yra organizacija, o ne veikla. Parama gali būti, pavyzdžiui, organizacija gelbėkit vaikus. Ir jie tada sprendžia patys, ką daryti su to. Tai ilgus metus, šimtmečius, šitas rytis nelabai važiavo Lietuvoje. Sakyčiau, dabar situacija gerėja. Atsirado daug labdaros renginių per televiziją. Ir tai yra labai svarbu, net jeigu mes per tą televiziją nieko gauti negalim. Tai yra svarbu dėl to, kad televizija įneša kultūrą į mūsų šalį, kad prisidėti prie svarbių projektų, nevyriausybinės veiklos yra labai svarbu. Tai ačiū Gelbėkit vaikus, ačiū Maisto bankui, ačiū kitiem, kurie tas akcijas daro. Ir tada visi žmonės žino, kad tai yra visuotinis reikalas, tai yra savaime suprantama ir priimtina, o tada jau galima naudotis ir kitais šaltiniais. Ką aš žinau iš savo patirties, tai ypač, šitaip žiūriu, spėčiau viską pasakyti, ypač bendruomenės, kurios yra ne miestuose, o mažesnėse gyvenvietėse, tai gauna paramos, bet niekas apie tai nežino. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu sužinotų, tai pas tą verslininką eilės prie durų stovėtų. Ir verslininkas duoda ir prašo niekam nesakyti. Tai čia pasakiau dėl to, kad paprastai logika yra ta, kad mes prašom paramos ir tada visur afišuosim ir sakysim, ten UAB Petras Erko mums pinigų davė. Tai daugiau gyvenime dar Petras Erko neduos pinigų. Tai va. Tai klausimas, kas tada juos skatina duoti? Tai tada reikia pasėtėjus paklausti. Nes jeigu jisai sutinka ir jam reikia reklamos, tai tada jisai iš jūsų perka reklamą. O jeigu jam nereikia reklamos, ir jūs esat geras jo draugas, arba anūkas, arba dar kas nors, tai jis duos dėl to, kad jūs turit giminystės ryšį ir spręsit klausimą, ir tada jis nerizikuos netekti daugiau pinigų, arba kaip nors būtų apkalbėtas viešai. Bet įmonės gali nusirašyti dvigubai į... Taip. Antras punktas, kas yra labai svarbu, jeigu įmonė parėmė, tai jie tada gali sutaupyti nuo dvigubos sumos pelno mokestį. Tai tas yra naudinga įmoniai. Kaip naudinga, jeigu neduotų, nežinau, jeigu duotų, nežinau, ar išloštų ką nors, ta prasme, bet jos nepraranda tiek, kiek iš tikrųjų duoda. Tai čia tokia matematika. Ir abiem atvejais minus eina, bet... Morališkai geriau jaučiasi, kad aš parėmiau, o nesumokėjau mokesčių. Taip. Tai va. Dar vienas punktas apie paramą yra, kad parama visai nebūtinai turi būti pinigais. Parama gali būti patalpos, parama gali būti informacija.
tik jūs nueinate į koncertus arba manot renginius kažkoks, pažiūrėk, kiek tų rėmėjai. Nevaikščiate taip gilini, kaip atrodytų pasižiūrėjus. Tai kažkas ten pavaišino, kažkas patalpas užleido, kažkas pafilmavo galbūt, ar kažkokį kitą darbą už dyką padarė. Ir tas už dyką gaunasi, kad jie bus rėmėjai sąraše. Ir renginys tada solidžiai atrodo, kaip 25 rėmėjai. Tai tik tiek, kad tada, dirbti reikia, kad turėjo 25 rėmėjai. Dar kartą, nesupratau šitą momentą. Parama... Ne pinigais. Ne pinigais. Jo, kad jūs galite gauti patalpas, jūs galite gauti Coca-Colas, jūs galite gauti paslaugą kažkokią. Ta galima apiforminti sumą. Tai jeigu renginį padeda suorganizuoti, apmoka kažkokias išlaidas renginio, tai irgi parama? Jeigu apmoka kažkokias išlaidas, jie neapsimoka. Jie geriau turėtų jums forminti paramą, nes tada jie sutaupys nuo 2 sumos, sutaupys pelno mokesčius. Jeigu jie apmokės kažkam už kažką, tas nesivadins parama ir tada jie mokės toliau pilną pelno mokestį. Tai tą žinant, gerai yra pasinaudoti. Aišku, galbūt jie nori ten kažkaip atsiskaityti su kažkuom, tai jų valia, jeigu jie nori taip daryti, tai jie daro. Kuris vartot žodį 2 sumos, nuo 2 sumos? Jeigu 10 000 jums davė paramos, tai nuo 20 000 jie nemokės pelno mokesčių. Jeigu įmonė 20 000 uždirba, tada nemoka pelno mokesčio visai? Nuo tos sumos, tos 10 000. Aš manau, kad ta suma įeina irgi ir darbo tiek pat. Jie nemokės pelno mokesčių. Iš jau būdavo, kad 2 nemoka pelno mokesčių. Tai 2 ir yra. Jeigu 10 davei, tai nuo 20 nemoki. Tai tas ir yra 2. Bet ribas yra kažkur. Jeigu įmonė neturi pelno, jis nemokės pelno mokesčio, tai jis neduos paramos. Čia mes kalbame apie tos, kurios rodo pelnus, o ne hipotetiškai iš kito galo. Ir visos įmonės pasiskaičiuoja ir žino, kam skiria paramas. Dėl to yra, kad pakliūti į tą sąrašą, kad tau duotų paramas. O ką reiškia pakliūti? Tai įtikinti, užsireklamuoti. Tai reikia skirtingai pakliūti arba... Ar yra ribos kažkokios? Aš nesu girdėjęs apie ribų buvimą. Negirdėjau, aš nežinau. Yra, net neatsimenu, ar kažkas... Yra kiek procento, jeigu tu nesugeneruoji pelno, tai yra įmonė netgi, kurie duoda paramą be jokio dokumento, be nieko nesako, va, imk ir neškis. Nereikia dėl to, kad jiem ten paskui kiti dalykai. Jeigu jie nesugeneruoja tam tikro procento pelno, jie negali skirti paramos. Jie negali skirti daugiau negu pelno uždirba? Bet jeigu uždirba pelno 10 milijonų, gali būti... Ne, taip. Tai ne piniguose apribojimas, o pajamuose pačios? Taip, procentą. Pelne pačios. Dar apie fundraisingą, ką svarbu pasakyti, tai kad tai yra atskiras darbas, kai žmonės nuoširdžiai mokosi. Aš turėjau 2000 metais tokios įdomios linksmos labai patirties. Dar tuo metu vykė Lietuvos fondas nusiuntė mane į Mongoliją. Aš labai atsiprašau, dėstytoja, labai sunku girdėti. Iš labai blogai girdime jūs. Atsiprašau, priekyje sėdinčios dvi labai, jeigu nori pakalbėti, būkit geras, išeikit, nes žinokit sunku girdėti dėstytoja. Tai aš turėjau prasidėti prie mokymų apie finansavimo paiešką Mongolijai. Ir atskridę mes ten su nuotykiais tą Mongoliją ir visą iniciatyvą ėjome perėmė Amerikonas ir mes dar kiti buvo, kurie buvo su supratimu, jie dalį seminarą. Amerikonas sakė, atsipūskite, ramiai sėdėkit patys tam seminarį ir jisai pravedė visą. Ir pirmą dieną ten teoriją dėstė, mes ten kažką veikėm salėje, antrą dieną jisai sako, dabar bus fundraisingas. Padalina mus buvo ten virš 50. Padalinom mūsų mažesnės grupelės po 5 žmonės ir išsiuntė į Ulan Batorą atskirus žmonės į įmonės, atskirus žmonės vaikščioti po namus, atskirus žmonės į parduotuvės, žodžiu, skirtingos grupelės turėjo skirtingus tikslus pasiekti. Mes turėjom 2,5 valandos pasiruošimui, ką mes sakom, dėl ko mes renkam pinigus, kad ne ant durnium sakai. Tai man šiurpaja per nugarą nuo tokios patirties. Mes visi išsižioję grįžom, kiek mes surinkom. Tai čia tik tais
Nu, vat, sakai, nieks neduos ir nieko nedarai dėl to. O jeigu darai, tai gali. Eini ir gali. Tai jo, nemalonu prašyti, bet jeigu nemalonu užsidirbti, tai tada turi būti malonu prašyti. Nu, tai čia, arba vienas, arba kitas turi pateikti. Nes kitaip... O tai kaip Lietuvoje ten mačiau, tokios nevyriausybinės organizacijos nusiunčia tokius vaikus ir jie renka paramą, nu, tarkim, paukokit sergančiam vaikam. Tai vaikus siunčia, tai man skamba neskaniai, tai jau šiek tiek. Tai va, ten prie prekybos centrų stovi tokios ukrainietės Čia dėl ukrainiečių. Tai žinokit, jeigu vaikai, tai visiškai nebūkite tikra, kad čia nevyriausybinė juos siuntė. Čia tie, kas su mama juos siuntė, jie renka pinigus. Nes nevyriausybinės organizacijos taip nesirengia Lietuvoje. Nebent vaikai 16. Taip, jie moka visokių bairių. Tai ir iš namų net neišėjus, paskambina ir išvilioja 10 000. Tai yra ir tokių. Tai va, čia dabar ta visa dezinformacija ir tie sukčiai, kurie sugeba telefonu iš žmonių išviliuoti pinigus, tai labai smarkiai apkartino pačią fundraisingo idėją. Bet net yra dabar organizacija Fundraising LT, kurie nuolatos veda mokymus apie tai, kaip tą daryti, atsiveža užsieniečių. Amerikai tai veikia, Europai tai veikia. Mes irgi iš to pačio molio, pas mus tai veikia. Tai tik tais reikia kelti per savo, žinot, daug žmonių nemėgsta irgi pardavimų vadybininko darbo, nes, nemalonu pardavinėti kažką, čia stumdyti žmogų dalykus, kurių jam turbūt nereikia. Pirmandai nežinai, ar nereikia, ir antrą net nebandai. Tu bandai ir arba gaunasi, arba ne, tada ir darai išvadas. Aišku, ne kiekvienai veiklai turbūt to fundraisingo prisidarysi, bet pasiruošus teisingą strategiją, tai gali būti jūsų pajamų, nes fundraisingas yra kas? Fundraisingas lietuviškai jau yra paramos dalis. Jeigu finansuotojas, tas, kuris yra paramos davėjas, nepasirašo sutarties, kur tos lėšos turi būti panaudotas, reiškia, jūs galite naudoti tas lėšas savo galvą. Ir be abejonės, jeigu norite kada nors gyvenime vėl gauti pinigų iš tos organizacijos, jūs turite pateikti ataskaitą, kaip panaudojate, kas buvo iš to gero, ir dar sykį parašyti padėką už tai, kad tai buvo. Tai va, tai arba turit norėti užsidirbti, arba turit norėti prašyti ir legalų daryti būdą. Ir užsidirbti ir dar prašyti pas kitus. Akreditacijos. Tai šitas turėjo eiti iš karto projektinės veiklos. Viena organizacija turi akreditacijas ir licenzijavimą. Tai kas yra akreditacija? Akreditacija, kaip valstybinės institucijas, tai pripažįsta kaip tinkamą organizaciją teikti konkrečią viešo intereso paslaugą. Kada tu teiki paslaugą ne tik savo nariams, ne tik savo artimiesiams ar uždaram kažkam ratui, kada tu ją teiki viešai ir ją gali gauti bet kas, kam savivaldybė norėtų, kad tai būtų skiriama. Tai apie akreditacijas, kai šnekam, tai dažniausiai šnekam apie savivaldybę, kai šnekam apie licenzijavimą, tai dažniausiai šnekam apie ministeriją. Tai toks iš esmės yra apie tą patį, tik du skirtingi pavadinimai - akreditacija ir licencijavimas. Pavyzdžiui, visos mokyklos, tai skaitant ir nevyriausybinės organizacijas, kurios veikia kaip mokyklos, yra licencijuojamos. Dėl ko? Dėl to, kad tai daro ministerija. Visi vaikų dienos centrai ir tie, kurie yra nevyriausybiniai, visi yra akredituojami. Dėl to, kad tai daro savivaldybė. Tai tokia paprasta, pačio žodžio skirtumas, licencijavimas ar akreditacija iš esmės yra tas pats. Aš manau, kad akreditacija yra ypatingai gerai. Tai pabandysiu paaiškinti, kodėl. Akreditacija yra gerai todėl, pirmiausiai, kad skirtingai negu projektai, jinai užtikrina finansavimą visus 12 mėnesių kiekvieną dieną. Nes savivaldybė biudžetiniam užtikrina finansavimą 12 mėnesių ir taip pat užtikrina tokį pat stabilų finansavimą nevyriausybinę organizaciją. Akreditacija taip pat yra gerai, todėl kad tu esi garantuotas, kad labai retai būna metams numatyta akreditacijos veikla, dažniausiai būna 2-3 metams, 3 turbūt dažniausiai būna, kada savivaldybė gali
bandyti iš naujo vertinti, ar tu tinki toliau teikti tą paslaugą, kurį savivaldybė nori kartu teikti. Tai... Aš čia yra sąrašas kažkoks, kokių paslaugų jiems reikia ir jie ieško tų organizacijų. Čia na jūsų landumą, gudrumą, ryšių ir... Socialinių paslaugų katalogas. Socialinių paslaugų katalogas tai yra, bet ar dar reikia jam daugiau dėl to paslaugų, ar ne, tai tą sužinosit per savo ryšį su savivaldybė, eisit bendrausit, prisistatysit. Ir antras dalykas, ką turbūt irgi svarbu pagalvoti, jeigu jūs galite, jeigu jūs norite tapti akredituotą, jūs turite savo paslaugas susirasti socialinių paslaugų katalogą ir pasižiūrėti, kokie yra akreditavimo reikalavimai. Ir tada žiūrėti, ar jūs juos galite atitikti. Jeigu jūs galite atitikti, ir tada žinot, koks finansavimas ateina, nes akreditacija jūs iš anksto žinot, nes įstatymai įrašyta, kiek už valandą yra apatinė riba, kurią turi mokėti savivaldybė arba ministerija. Dienos centrai gauna ir iš ten, pavyzdžiui. Tai jūs tada žinot, tinka jums tie pinigai, netinka, norit jūs nenorit. Ir jeigu jūs akredituojatės, jūs gal ir neturėsit kurį laiką tų vaikų, nes tai priklausys nuo to, kiek savivaldybė jums dažniausiai. Čia yra paslėptas triukas, ne? Jūs patys galite susirinkti? Mes patys turim susirinkti. Negalim, o turim. Nesurinkti, tai negalim. Yra mažiausias vaikų skaičius. Nėra prievolės, kad tu turi akreditaciją. Yra kitų akredituotų sričių, kur tu akredituojasi ir paskui prašai malonės, kad savivaldybė tau siųsti žmonės, nes jie gali tiesiog nesiųsti ir tu negausi nei centą. Tai priklauso nuo veiklos, bet dienos centruose yra geriau. Tai va, tai akredituotis iš principo nieko nekainuoja, jeigu tai atitinki sąlygas. Bet ten turi būti patalpoms reikalavimai, turi būti, nepasakysiu, nes tas akreditavau. Bet ten ne tiek profesiniai, kiek galimybė tam tikrą vaikų kiekį priimti ir užtikrinti mes paslaugą. Tai va, tai dabar jeigu čia yra akreditacija, dėl ko sakau, kad tai yra gerai, tai jeigu jūs akredituoti ir dirbot su organizacija, tai jūs jau garantuoti turėti tą absoliutų minimumą. Tada jūs galite tiem vaikams organizuoti būrelį ir jie turit kantrybės susitvarkyti visus popierius neformalų švietimą. Kai jūs nuo ryto iki vakaro su jais užsiėmėte, ir gaunate... Tas valandas, kai vyks būrelis, negausi pinigų. Aš Toleikienė šnekėjau, sakė, jai nerūpi. Tai jai tai nerūpi, bet audito atveju patikrinus veiklas, tai dubliuosis finansavimas. Okay. Nes gausis ir iš vaikų dienos centro savivaldybė moka už valandą ir už neformalų tu gausi. Tu sėdi tą valandą, kaip daug nieko nenori. Nesvarbu, kad tu sėdi tą valandą. Esmė yra tame dvigubuojasi finansavimas, bet labai aiškiai yra išaiškinta. Toleikienė, ką sako, tai... Okay. Nu, aš tiesnekėjau, sakė, iš principo tai tu sukis, Nesvarbu, tu tuo pačiu metu negali vaikas būti ir dienos centro veikloje, ir neformaliam švietimui. Jisai negali. Bet dienos centro... Čia arba čia. Bet yra reabilitacijos paslaugos irgi dienos centre vaikam ar ne su negalia. Tai jeigu jisai reabilitacijoje valandą, tai jisai negauna už tą valandą iš vaikų priežiūros. Kol buvo projektinė veikla, finansavimas dienos centro. Va tada buvo viskas o kai pasidarė akredituotos paslaugos, viskas. Ir kai pradėjo skaičiuoti pagal valandas, tai tada užsidarė Vilnius dienos centrai, seniausiai veikiantys. Ir, nes tada gaunasi, kad dienos centras yra tiesiog veiklos. Tai yra darželis, toks, žinai, kaip paršelis darželis, kur vaikai saugiai išbus iki kol tėvai grįš iš darbo. Priežiūra. Nėra ten veiklos, o jeigu tu veikli, jeigu tu darai veiklą, tai gauni baudos. Tokia sistema, nes tada tu negauni pinigų už tą valandą. Vietoj to, kad galima būtų užsidirbti, vaikui duoti papildomą vertę, tu juos neduosi, nes iš tavęs atims pinigus. Gerai, tas neužskaito, bet visi tik su dienos centrai. Jeigu atvažiuoja kitas tiekėjas tau pravesti tą veiklą, tada viskas gerai. Ir kad tu sėdi ant suolo ir lauki, kol tu tą veiklą darysi. Taip. Maždaug va taip. Taip, logika yra. Jeigu tu sėdi ant suolo, tau pinigus duos. Jeigu tu darai, neduos. Aišku, supratimas. Jo, mes Lietuvoje gyvename. Aš tikiu, kad ne visose akredituose veiklose yra taip, dienos centruose greičiausiai taip ir yra, bet galbūt kitose akredituotose veiklose. Tas pats nuo pernai iš viso Liepos 1 pasikeitus socialinių paslaugų katalogui
Jeigu vienas socialinė priežiūros paslaugą gauna, antros jau net nebegali gauti paslaugos dalies. Kaip pavyzdys, jeigu jisai dalyvauja socialinėse dirbtuvėse, jisai nebegali važiuoti į socialinės reabilitacijas neįgaliųjų paslaugas. Tai čia arba įgūdžių paslaugą gauti. Čia tik viena grupė, bet darbuotojas atėjęs teikti vienų paslaugų į namus gali teikti dar ir kitas, gali staupyti ant kelionės. Kai pradės tikrinti, tai mažai nepasirodys. Na gerai, nežinau. Tai žodžiu, jeigu jūs galvosite taip daryti, tai pasitikrinkite ir netikėkit manim, pasitikrinkite ar taip legalu. Va, bet net jeigu taip yra nelegalu, tai akreditacija vis tiek yra geriau, nes jums niekas neužriša rankų papildomai gauti paramos, jums niekas neužriša rankų rašyti projektus ir papildomai daryti veiklas, derinant su tom valandom kažkaip tai, bet projektinė veikla jau nėra darbo valandų nurodyta, kuriam po valandom darai. Tai tą tikrai galima kažkaip suderinti. Taip pat galima įtraukti savanorius į šitą veiklą ir taip pat galima gauti 1,2% ir jūs pradedat ne nuo nulio. Ir kai baigsis projektas, jūs būsit su tuo minimaliu finansavimu vis tiek. Tai yra, jūs turit konkretuoti ir tada papildomai dar galite daryti kitus darbus, kad galėtume pritraukti daugiau lėšų į savo organizaciją. Tai akreditacija vien dėl to yra gerai. Antras dalykas, jeigu žinot, kad kitą metą veiksit, jeigu žinot, kad dar kitą metą veiksit, yra prasmė stiprinti savo organizaciją, kelti kvalifikaciją, įsigyti kažkokią kompiuterinę sistemą, kuri galbūt gali būti reikalinga ir panašiai ir panašiai. Yra siekis, kad akreditacijos atsirastų ne tik socialinė srity, bet ir kultūros srity. Klaipėdos miestas savivaldybė buvo akreditacija įsivedus į sportą. 10 metų darė reformą ir atėjo nauja valdžia ir išmetė tą vedėją, kuri visą tai kūrė. Ir aš nežinau, kas dabar yra su tuo, iš tikrųjų smalsu, 2 metus nesidomėjau. Bet buvo sistema sukurta tokia, kad Klaipėdos savivaldybė įvertino, kaip tai žodis yra, revizavo, visą savo sporto inventorių. Net mokyklų stadionus ir priemonės, kurios yra mokyklose. Ir tada padarė bendrą internetinį saitą, kur visi, kurie turi akreditaciją, treneriai, klubai ar fiziniai treneriai, jeigu jie turi vaikus ir savivaldybė juos pripažįsta kaip tinkančius teikti paslaugos sportą, eina į tą internetą, susiranda sporto salę ar inventorių, kurio jiem reikia, ar tai bus teniso kortai, ar tai bus stadionas, ar bus krepšinio aikštelė, bet kas. Ir radę laisvą laiką įsirašo, kad aš būsiu čia. Ir nereikia blato, nereikia kyšio, nereikia nieko, ir visiems viso vienodos kainos, ir net jeigu tai esi biudžetinė įstaiga, tai lygiai vienodai turi įdėti tą patį puslapį, kad rastum savo laisvą laiką ir galėtum pasinaudoti inventorių. Tai neuždyka, bet tai nekomercinė kaina. Tada Klaipėdos savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą dar vieną papildomą viršaus, kuri buvo atsakinga už visą šitą inventorių. Jeigu kas nors nusidėvėjo, jeigu kažkas sulūžo, tai jie atsakingi, kad viskas tvarkytų ir suskaičiuotų ir žinotų, kad visko yra. Ir jeigu kažkam kažkas sulūžo, tai visi žino, kurio vardu buvo paimta. Ir galime atsekti ir išsiaiškinti, ar sulūžo dėl to, kad paseno, ar sulūžo dėl to, kad kažkas tyčia sulaužė. Nu, tai buvo visiška demokratija ir galiausiai dar buvo įvestas krepšelis, auksinis, sidabrinis ir bronzinis, ir ten tie treneriai, kurie turėjo miesto lygį, varžybose laiminčius, turėjo tą bronzinį, kas turėjo nacionalinį mastu, turėjo sidabrinį, kas turėjo tarptautinį lygio medalininkų, tai turėjo auksinį krepšelį, o tai reiškia, kad jie gaudavo ten 3 ar dar daugiau negu tie, kurie visai be medalių. Tai ir skatinimas yra, ir demokratija yra, ir visiems lygios galimybės yra, ir tai yra akreditacijos principas. Tai tas pats. Nežinau, ar išliko, kad tas pabaigiau. Tai va, tai akreditacijos man labai patinka. Nėra tai lobis ir tikrai žinau, kad užsidarė keletą organizacijų, nes jom buvo kaip taip negalima daryti tuo pačiu metu vaikams kitų pridėtinių veiklų. Nu, bet yra dar kitų sprendimų. Tai va.
Dar kas yra gerai su akreditacijom, tai kad jeigu savivaldybė mato, ta pati Klaipėdos savivaldybė šitoje vietoje, man atrodo, išliko su savo galimu. Jeigu savivaldybė mato, kad, pavyzdžiui, dienos centras puikiai tvarkosi su vaikais, tai gali duoti daugiau pinigų jiems. Ir taip ir daro, Klaipėdos savivaldybė duoda kelis kartus daugiau pinigų, negu pagal statymą yra ta apatinė eilutė, kiek galima duoti. Plius savivaldybė atsirinkusi tam tikras akredituotas organizacijas gali skelbti konkursą papildomą finansavimą, kad jos pastiprintų kažkokią savo veiklą, kad jos įsigytų kažkokią reikalingą aparatūrą, techniką ir taip toliau. Tai gali, ar daro, nežinau, bet taip gali. Prasme, įstatymas leidžia, jeigu to akredituoja organizacija, jai papildomai suteikti finansavimą, projektinį finansavimą. Nu va. Dar kas nors apie akreditacijas? Užsiminėte apie savanorius. Tai jie, nes pagal įstatymą, kiek žinau, turi būti savanoriška veikla jiem apmokama. Tai daugelis iš praktikos nemoka. Neapmokama kompensuoja. Jo, ta prasme, kaip yra iš tikrųjų realiai, kaip čia pasakyti, kaip gyvenime buvo. Tai gyvenimas sako, kad mokestį visi turi mokėti, bet ne visi moka. Tai tas pats su savanorystė, tie, kurie turi projektinį finansavimą, vienai savanorystę įvystyti, tai jie turi lėšas kompensuoti savanorystės išlaidą. Tie, kurie neturi tokių projektų, ir jeigu savivaldybės irgi negauna pinigų, jeigu patys iš savęs veikia, tai tada neturi pinigų. Tai daugumas ir yra bendruomenių centruose, tik savanorystė. Taip, dabar aš tą vertinčiau, kad gali kompensuoti, bet neprivalo, jeigu neturi. Nes atėjo bendruomenė, padarė gerą darbą, ir jie pavalgyti. Ir ką visi tada valgo už dyką. Kažkas turi sumokėti. Rezervuotas sutartys. Visiškai nepasteisina, niekam tikės reikalas. Iš esmės idėja buvo gera, bet turėjo vieną kliūtį. Idėja buvo ta, kad viešieji pirkimai galėtų būti daromi tik tais nevyriausybinėm organizacijom. Tai idėja gera. Tada jokie verslininkai su savo raumenimis, sakykime, konkurencijoje neteis ir neišsineš kąsnį iš nevyriausybininkų, kurie kukliai bando užsigirti. Bėda ta, kad akreditacijos tvarkoje parašyta, kad jeigu tu gavai vieną kartą akreditaciją, tai sekančiam periodai, tai yra sekantiems 3 metams, tu negali daugiau gauti akreditacijos. Tai tada reiškia vienkartinis dar daugiau už projektą, nes tai projektą tu dar gali gauti ir kitą metą kartais netyčia. Bet čia tu žinai iš anksto, kad negausi 3 metus dabar, jeigu tu gavai pinigų. Tai nieks nesinaudoja. Tai žinau, kad buvo Kazlų Rūdoj buvo akreditacijos sutartis pasirašyta dėl kačiukų, šuniukų, gatvynų sugaudymo. Tai, ir jie irgi nebegalėjo daugiau pratesti, nebedarė ir aš daugiau net negirdėjau, kad kas nors buvo naudojasi. Ir tas vienas įrašas įvadina viskas. Čia yra ES direktyva daryti viešuosius pirkimus. Nes be konkursą gauna valstybės lėšas. Tai dėl to tas yra neskanu nevyriausybininkam, nes tos biurokratijos padaugėja, žodžiu. Tai apie dotacijas daug ir nepasakysiu, nes ne tai, kad labai dažnas atvejis. Aukos. Su aukom yra 2 dalykai. Vienas aukos yra gerai, kitas aukos yra galvos skausmas. Galvos skausmas yra aukų dėžutės. Nes tada turi ten, kiek procedūrų apsirašyti ir ten burti tarybą, numatyti laiką, kada dėžutės buvo atplėšiamas, ten, kad tik nedaug dievė centas koks nedimtų. Žodžiu, labai griežta procedūra prižiūrėti ir tą organizuoti, ir tą fiksuoti ir ten taip toliau. Bet, pavyzdžiui, aukos samaisiais telefoniniais skambučiais, pavedimais per platformas įvairias, ten užkrypia dabar pavadinimai tų
internetinių platformų, kuriuose galima prašyti, kad sukauptų lėšas. Tai tos tikrai yra superinis įrankis ir tą tikrai verta pasidaryti, ypač pristatant šaunią idėjas, aš įsivaizduoju jūsų idėją pristačius, tikrai galima būtų žmonių surinkti. Apie Contribute, apie šitas platformas? Contribute gali būti, kad irgi apie tai, bet... Patreonas? Patreonas? Ne, ne apie Patreoną, ne. Apie ką? Apie Aukok LT, aš pirmiausia šneku, jo. Susimetame už tai. Jo, nu va, apie tokius variantus, kur organizacijos ten gauna kažkokį procentą nuo to, kad jums surenka pinigų ir tada daro savo darbą. Tai tokie dalykai, tos aukos tada yra labai gerai. Tai tada ta auka tampa ta pati parama, iš principo niekam nesiskiria. Viešieji pirkimai yra labai gerai, nevyriausybininkai retai juose dalyvauja, bet jeigu galite kartais sudalyvauti, tai tikrai yra gerai. Kad žinotumėt, kokie viešieji pirkimai yra, tai reikia padėti kompos, susirasti viešųjų pirkimų puslapį, kur yra visi skelbimai, užsiregistruoti tenais, įsivesti, kokie veiklos kodai jums yra aktualūs ir tada jūs gausit laiškus į savo elektroninę dėžutę. Matysite, kokias paslaugas, kokią biudžetinę įstaigą planuoja pirkti ir galėsit dalyvauti tuose viešuosiuose pirkimuose. Kaip nevyriausybininkai savo kainą tikrai dalinsit. Jeigu yra ekonominio naudingumo, tai tada apie turinį reikia galvoti. Jeigu tai yra žemiausios kainos, tai tada greičiausiai verslą įveiksit, būdami nevyriausybininkai, žiūrint, kokios tas paslaugos, kurios čia perka. Ir palikimas. Čia šnekėjom irgi prie neliečiamo kapitalo. Kai šnekam apie palikimą, tai man pirmiausiai į galvą ateina amerikonai. Tai reikia žiūrėti ten tų žmonių, kurie galėtų palikimą palikti. Nes, kaip suprantu, Vilniaus universitetas taip ir gavo. Nu va, žiūriu, manau, dar svarbaus šiandien nepraleidau. Tai, kad padidėtų galimybės tiem ne projektinio finansavimo šaltiniam, tai viena iš pirmų rekomendacijų jums yra bendradarbiauti su biudžetiniam įstaigom, kaip ir bendradarbiauti su verslu. Tai jūs tada galėsit darytis ir į vienus šaltinius, ir į kitus šaltinius, ir žiūrėsit, kuo galėsit bendradarbiauti. Vienai nevyriausybinė organizacija daug sunkiau gauti papildomą finansavimą. Kruopščiai atsirinkom. Nes dar pasakysiu, iki 22 metų mes visą laiką prašėm, kad savivaldybės užpildytų, kiek tiesiog iš biudžeto išėjo tam organizacijom pinigų ir kiek išėjo pinigų per įvairius finansavimo konkursus. Ir mes savaime priėmėm iš tiesą, kad jeigu konkurso pinigai, tai jau nevyriausybiniai pinigai. Ir 23 mes pateikėm atskiras lenteles, kas gavo per konkursus, kas gavo tiesiai. Ir pamatėm, kad pusę gaunančių per konkursus yra tos pačios biudžetinės. Ir tada visoje Lietuvoje labai smarkiai krypo, ypač socialiniais srityjais, nusileido bendras procentas smarkiai, nes pasirodo, jie gauna finansavimą tiesiai iš biudžetą ir paskui dar prisideda, nes savivaldybė jiems dar organizuoja konkursus. Kam toks kelias reikalingas, aš neturiu supratimo, bet kažkas žino. Tai va, ir tada, kaip žinot, yra tas planas, nacionalinis pažangos planas, kuriame numatyta, kad 25 metais bus 15% perduota paslaugų nevyriausybiniam sektoriui, o 30 bus 30%, tai Kauno miestas biškį kitą pusę eina, dabar 4 lygo. Buvo beveik 25. Tai dar, kas buvo Kaune, matot, sportas buvo 34%. Tai irgi, kadangi mes skaičiavom tą
tuos procentus nuo 15, man atrodo, metų, tai kokius 5 metus turėjome abejonę. Tai jeigu profesionaliam sportui duodami pinigai, tai yra viešoji paslauga. Nes kai jie nori, kad mes akredituotumės, tai turim priimti visus iš eilės, kad tai esus klientus. Tai tas yra viešoji paslauga. O jeigu dabar šnekam apie Kauno Žalgirį, tai jie manęs nepriims Lankašičiais, o duoda milijonus. Tai čia viešoji paslauga ar kas? Nu, tai aš vertinu, gal tai viešoji paslauga, gal tai yra miesto viešieji ryšiai, sakykime, viešų ryšių paslauga. Bet tada ne prie sporto turi būti ir mes iš išbraukiam. Ir tada sportas, pažiūrėkite, kasmet smarkiai kita, nes ne tik Žalgiris yra iš tokių profesionalių sporto klubų Kaune. Jeigu mažėja ir jau labai smarkiai bendro dalykus sumažina. Bet tas yra ir kituose didžiuosiuose miestuose, kaip kitur mes tos dalykus sportus atrinkinėjom toj pačioj Klaipėdai, profesionalų sportą išbraukiam iš sąrašo. Ir Panevėžį, Lietkabelį, visokie taip toliau. Panevėžio Lietkabelį kažkodėl tai finansuoja ir Panevėžio savivaldybė, ir Panevėžio rajono dar savivaldybė kažkodėl. Nu, tai... Ir mums tai nesvarbu, jeigu yra tik kokie 12-15 sportininkų, tai faktas, kad ne viešoji paslauga. Tai mes su savo skaičiavimus griežtėjom, dar turiu pasakyti, kad tai yra paskutiniai skaičiavimai, už 24 metus mes jau skaičių nebeturėsim, nes Vidaus reikalų ministerija įsivedė savo tvarką, kaip vertins paslaugų kiekius, ir jie ten skaičiuos galvom. Paslaugos vienetas, jie turi savo duomenų bazę ir darys dabar kitų kelių negu mes. Ir, tai aš tą nelaikiau, kad čia būtų dubliavimas, bet tiek to. Tai jeigu bus dabar valstybinė sistema, tai gal ir gerai. Tai va, tai kultūrai kažkiek paaugo procentas Kaune, švietimui nukrita. Ir švietimo mes nieko neišbraukinėjom, tai gali būti, kad tiesiog gavom per mažai duomenų iš Kauno apie švietimą, nes mes renkam tos duomenus tiesiog kreipdamiesi į savivaldybę, kad jie pateikti juos. Ir mes kaip nevyriausybinė organizacija prašydavom, tai savivaldybė arba pateikia arba ne, arba pateikia iš dalies. Tai mes neturim jokių įrankių. Tai kai priims ministerija duomenis, tai turbūt bus visai kitaip. Tai va, socialiniai veiklai liko 1,69%, tai irgi yra netiesa. Mes išbraukėm vėl ten tos, kur ten buvo atsieit pinigai skiriami savarankiškam būstui ir tada kaip savarankiškam būstui skiriami nevyriausybinė organizacija. Pradėjom žiūrėti, kas gauna tas pinigus, gauna biudžetinės įstaigos. Tai iš to sąrašo, ką gavom, turėjom daug išbraukti, o kas iš tikrųjų gavo per konkursus, mes negavom informacijos. Tai Kauno duomenys šiek tiek yra iškreipti, sakykime. Kėdainiai yra viena iš pavyzdinių savivaldybių pagal duomenų rinkimą, tai ir duomenys pas jos nėra blogai, tai yra 10% bendras vidurkis. Ir jie turi nevyriausybinių organizacijų koordinatorę, kuri labai kruopščiai sužiūri tos dalykus, sutikrina su savivaldybė. Jinai pati yra įdarbinta savivaldybei ir jinai atsakinga už nevyriausybinį sektorių. Tai todėl šitie duomenys iš tikrųjų yra patys, vieni iš pačių tikriausių. Nors tendencija į tą pačią pusę mažėja, bet čia dėl to, kad, sakau, mes pradėjom kruopščiau žiūrėti, gal dėl to truputį nukentėjo. Iš esmės, tai čia 0,5% ribose, 1% ribose, 2%. Čia mes matom Lietuvos bendrą statistiką 20 metų. Tai yra, pirmiausia, vienas iš skaičių, nebemetu, kultūra buvo 4,3% valstybė, tai yra savivaldybės iš tikrųjų, tik apie savivaldybę šnekam, kad savivaldybė perka kultūros paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų. Tai buvo 4% 20 metais. 3,33 švietimą, 14,47 socialinės paslaugos ir sportas su visais profesionaliais klubais buvo virš 20%. Tai jau kaip ir tuomet džiaugiamės, kad sportas su 25 metų planą įgyvendino, bet paaiškėjo, kad ne. Bendras vidurkis buvo 10,51.
21 kultūra čiut paliko aukštyn, 4,6 švietimas, 16 tai yra jau pilnai pasiekė 25 metų vykliai socialinės sritis, 19,40 buvo sportas. 22 metais, kaip matot, kultūra ir švietimas panašiai, socialinė panašiai, sportas šiek tiek mažėja, nes pradėjom po truputį įtariau žiūrėti tą profesionalų sportą. Nes ne visada atsirinksiu, nes po to pačiu pavadinimu yra dalis yra profesionalus sportas, o kita dalis yra, kurie vaikus treniruoja. Ir tada irgi, tai tokių dar neišbrokam, nes nežinom, ką su jais daryti. 23 metų, tai yra paskutiniai duomenys, kur buvo griežtesni žiūrėdami duomenys ir mano pastebėjimų duomenys nebuvo tokie detalūs kaip ankstesniais metais. Tai kultūra ir švietimas krito dar labiau, socialinės taip pat nebesiekė 15%, liko 12,17%, sportas smarkiai nukrito iki 9,96%, tai vos ne per pusę, ir bendra suma liko 5,98%. Tai čia tokia detalesnė analizė, bet sakyčiau, gali būti, kad savivaldybės nepakankamai detalius duomenys atsiuntė, nes pirmosios lentelės ten buvo 3 šytai Excel'yje, o dabar buvo 5 šytai Excel'yje. Ir tai turbūt atbaidė dalį savivaldybių darbuotojų nuo duomenų rinkimų. Tai grafikas pagal sritis. Tai pirmoji spalva yra, galiu čia šviesų lazerį, kiek nori. Pirmoji spalva 20 metai, antroji 21, tai yra stulpeliai, ne? 22 yra trečias stulpelis, 23 yra ketvirtas stulpelis. Tai taip pat pamatyti bendrą Lietuvos vaizdą. O čia tas pats skaičiai. Dabar kodėl kultūros švietimas yra tokie maži procentai, o socialinės ir sportas didesnė. Tai aš čia turiu 20 metų pinigų neturiu, bet iš esmės to turbūt užtenka. Tai pažiūrėkit, paimkim pavyzdžiui kultūrą. Tai bendra suma kartu su biudžetu, kiek skiriama biudžetiniam ir kiek skiriama nevyriausybinėm organizacijom, bendroji suma yra 137 milijonų. Paimkim socialinę, beveik 70 milijonų. Paimkim sportą, 84,5 milijonų. Paimkim švietimą, 1,4 milijardą. Tai kad švietime pakeisti antrą skaičių po kablelę, reikia pakeisti 100 tūkstančių. Nes jau milijardais eina, jau nebe milijonais. Tai tas 3 sritis sudėjus mes neturėtume tiek lėšų, kiek yra švietime. Nes pagal instituciją švietimas turi būti ištikrintas nemokamai ir visos mokyklos, visos tinklas, viskas yra išlaikoma valstybės. Tai dėl to švietimo procentas aš suprantu, kodėl nedidelis. Vilniuje, jisai, mano įsitikinimas, dabar aš atminties tą sakau, jeigu dar nepasiekė 23, tai kokiais 24 bus pasiekęs 15%. Bet tai yra vienintelė savivaldybė su didžiulio atotrūkiu lyginant su kitom, nes Vilniuje yra daugiausiai ukrainiečių, jie atsidarinėja savo mokyklas. Vilniuje yra didžiausia žmonių koncentracija, žmonės atidarinėja privačias mokyklas. Yra įvairios specializuotos mokyklos, kurias kūrė irgi nevyriausybinės organizacijos, tai yra, pavyzdžiui, vaikams su disleksija, vaikams turint kažkokią kitokią bėdą. Tai tų mokyklų yra žymiai daugiau. Būrelių Vilniuje taip pat yra labai daug, į tą sritį įeina neformalų švietimo pinigai, mes juos taip pat čia skaičiuojam. Tai ir tų lėšų
Vilniuje nelabai daug. Tai Vilnius bando tempti tą procentą į viršų, bet mažesni miesteliai, mažesnės savivaldybės mokyklų privačių visai neturi. Tai didmiesčiai turi, bet ten Jurbarkas ar ten, net nežinau, gal ten ir turi jau ką nors, tai jau pasakyti ką nors, bet, sakykime, tos mažesnės savivaldybės jos tikrai neturi. Tai lieka tik tais NVŠ, tas neformalus krepšelis ir ten tada jau tas procentas labai mažas. Tai va, dar kas įdomu žiūrintis skaičius, tai pavyzdžiui, bendra suma tiek biudžetinių, tiek nevyriausybinių organizacijų savivaldybėse visos Lietuvos mastu yra 1,8 milijardo 20 metais. 2,26 milijardo 200, tai yra 2 milijardai 266 milijonai po metų, 2 milijardai 700 dar po metų. Tai bendra suma pinigų į savivaldybės viešoms paslaugoms auga reikšmingai, aš net bijau prasitinkamą žodį pasakyti, bet labai reikšmingai auga. Ir čia dabar dėl ko nevyriausybinėse organizacijose taip pat neauga, tai dėl to, kad kyla minimalus atlyginimas, tai visos biudžetinės automatiškai arba tą minimalų atlyginimą užtikrina. O nevyriausybiniam, kaip finansavo tam tikrą sumą projektus, taip ir finansuoja. Ir niekas nesitikė, kad jūs įsidarbinsit. Tai tada visi nevyriausybininkai dar turi turėti kitą darbą, kad turėti iš ko valgyti, kad galėtų dirbtinai. Tai ir su finansavimu nevyriausybinio organizacijų nespėja savivaldybės, nes gauna didesnės pinigus paslaugoms, tai jos visos iškeliauja iš karto biudžetinės. 22 metais bendru procentu, kiek yra skiriama už viešasis paslaugas nepavaldžiom organizacijom, tai 22 metais kultūroje 52 savivaldybės nebuvo 5 procentų pasėję, švietime 54, socialiniai srity, tai 3 savivaldybės neturėjo 15 procentų. Tai yra 5 procentų, prašau, ne 5 procentų. Tai aš štai bandžiau skirstyti, nes 15 procentų tai mažai kas turi, o pažiūrėti, kad apačioje 24 savivaldybės sportą neturėjo. Ir kas viršė 15 procentų, 2 savivaldybės viršė socialinėje srityje, 19 savivaldybių sporte 20 metais, 22 paskutinės, kada tą skaičiavo, 16 savivaldybių viršė 15 procentų socialinėje srityje, 16 savivaldybių sporte, savivaldybių 60. Dar šiek tiek apie NVO žymą. Žinot, kas yra NVO žyma? Tai tiesiog registrų centre jūs turite paprašyti, kad jums priskirtų tą NVO žymą, ten užtenka prisijungti ir paprašyti ir 3 dienų bėgiai jūs gausite tą statusą, bet to statusą jūs negalite gauti jokios paramos valstybinės. Jūs negalite gauti 1,2 procentų be to. Jūs negalite gauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą be šitos žymos, be to žymos. Tai buvo siekis, kad kai savivaldybė sako, kad konkursas yra nevyriausybinėm organizacijom, nevyriausybinės organizacijos tokią žymą gali gauti, biudžetinės negali. Ir tikėjomės, kad kažkaip tas bus biškis skaidriau, bet tada savivaldybės nuėmė tą informaciją, kad konkursas nevyriausybinėm, o sako, tada konkursas tam ir tam, dalyvauja toliau biudžetinės tiesiog konkursas. Bet gal tada nors tai bus geriau. Tai galima pažiūrėti Kauno apskrity. 22 metais iš savivaldybės gavėjų, unikalių gavėjų organizacijų skaičius, kur gaudavo savivaldybės lėšas, buvo 1645, NVO žymą turėjo iš jų tik 464, tai 28 procentai organizacijų. Nepažymos, o žymos. Formalumas tai... Čia formalumas visiškai, čia vienas klikas nuėjo, čia registrų centre. Čia panašiai kaip su vaikais dabar dirbant, tu turi gauti kodą, kad
Tai anksčiau tas pats buvo, tik tai buvo reikalinga pažyma. Dabar tas kodas yra nemokamai išduodamas, anksčiau pažyma kainavo. Ir dabar dar paprasčiau prisijungiai, paspaudai ir iš karto yra, pažymos reikėdavo laukti. Tai čia iš principo niekas nepasikeitė šitą. Jo, aš tai tiesiog po palyginimui pats suprasti. Čia aš dariau tokį tyrimą 22 metais su Lietuvos bendrija Viltim. Turbūt visi žino tokią organizaciją, dirba su proto negalia turinčiais vaikais. Ir keletą įdomesnių dalykų apie nevyriausybinių organizacijų finansavimo šaltinius ir apie bendradarbiavimą su savivaldybė. Tai atsakymus mums davė savivaldybės ir šitą keletą skaitų daugiau atradėjau šitą tyrimą. Tai kreipiamės į daugumoje socialinėje srityje veikiančias nevyriausybinės organizacijos ir klausime, kokiose srityse jos veikia. Tai išdėstė visą spektrą savo sričių, tai jas vadina socialinė, bet dar dirba kultūrai, dar dirba ir švietime, dar dirba ir sporte. Tai čia ir yra ženklas apie nevyriausybinės organizacijas, dirba ten, kur gali išgyventi, kur mato, kad yra galimybės, ne tiek pagal tai, kam yra skirti. Čia kokiu būdu savivaldybės perka paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų. Tai projektinio finansavimo būdu konkursų, projektinio finansavimo konkursų būdu 87,5% 22 metais. Tai čia atsakymas pačių savivaldybių, o ne nevyriausybinių. Viešų paslaugų pirkimas yra 45,3%. Kaip gaunasi, kad procentų daugiau negu 100, tai todėl, kad tos pačios organizacijos dalyvauja ir projektiniam finansavime, ir viešuosiuose pirkimuose. Rezervuotų sutarčių pirkimas tai buvo ten vos keli atvejai, ir aš net nepamenu apie ką. Čia tie, kur sakiau, kad po 3 metų, tai yra, kad 3 metus paskui negalės stovėti. Ir akreditacijos tvarka 65,6%. Tai toks maždaug paskirstimas. Tai laimi projektiniai konkursai. Antri yra jau akreditacijos, kas į gerą pusę vyksta, nors studijavę matau, nelabai patinka akreditacija, ne? Nu, yra savo pliusai ir minusai. Taip. Kaip ir su projektiniu finansavimu yra savi pliusai ir minusai, tai ta prasme yra... Bet su projektai jie yra neįveikiami, niekad netašys organizacijos su projektiniais. Nu taip, bet iš esmės, žiūrėkit, projektinis finansavimas, tu gauni ketvirčių lėšas pradžioj projekto, ar ne? Ir su jais dirbi. Akreditacija, tu dirbi mėnesį ir tada per mėnesį su tavim atsiskaito mėnesio gale. O tau darbuotojams atlyginimus reikia išmokėti iki, mokesčius sumokėti iki. Nu gerai, jeigu tavo savivaldybė pervedė anksčiau, bet jeigu trikdis koksai ministerijoje ir taip toliau, tai tu, ta prasme, va šitoj vietoje ir yra. Tai va, sakau, čia yra pliusai ir minusai ir vienos ir kitos. Minusai projektiniam, kad pagal eilutes, akreditacijos pliusas, kad tai yra tu laisvai gali. Ta prasme, pagal, nėra visiškai laisvai. Yra, ta prasme, bet jau ne cento tikslumo. Jeigu tau reikia kotletą, nupirkai kotletą. Reikia peštuką, nupirkai peštuką. Bet tą problemą, kurią jūs sakot, tai jeigu jau pavyksta kažkaip organizacijos kaupti lėšų kiekį, kad išspręsti tą klausimą, nes pinigai grįžta vėliau. Taip. Tai tada ta problema išsprendžia. Ta prasme, tu tą sumą turi turėti kiekvienam mėnesiui, kad galėtum iš savęs sumokėti. Va būtent, turi turėti. Kai banko paprašai, kur pas tave apyvarta vos ne milijonas, kad tau atlyginimam trūksta 25 000, va tau reikia 2 savaitėm, tavo bankas parodo špigutę, dėl to, kad tu esi nepelno siekianti organizacija. Ministerija sako, ne, dar nėra pinigų, nebus kažkada. Tai va čia va irgi užburtas ratas yra. Biudžetiniai yra, tai žmonės gauna laiku atlyginimus ir viskas tvarkoja. Sodrai nerūpi, ką jums sakė ministerija. Ne, sodrai tai ten iš viso. Tai taip mato savivaldybės.
Klausėme, ar savivaldybės tiki, kad 30 metais bus pasiektas 30% paslaugų pirkimas iš visai nepavaldžių organizacijų. Mes pakeitėm iš nevyriausybinių organizacijų visai nepavaldžių, nes tame gali dalyvauti ir UAB, ir MB, ir kas tik nori. Tai beveik pusę, kaip matot, sako, kad ne. Čia keistai skaičiai surašyta iš tikrųjų. Čia 47%, čia 23%, sakykime, būtų, kurie nežino. Ir net 30% savivaldybių atstovų, kurie dalyvavo mūsų apklausoje, tiki, kad 30 metais galima turėti 30%. Bet savivaldybių atstovai buvo visi iš socialinių skyrių. Tai socialiniam skyriui gal aš tikiu, kad yra šansų. Šių paslaugų tikimas ir savivaldybei priimtinas, kai jisai teikia naudą, kai jas teikia tik BI, tai vat mažas procentas 11, tik NVO. Va šitas 2 procentai. Ne, tik BI ir kitos. Čia efektyviai gali dirbti ir BI, ir NVO, tai 87%. Socialiniai skyriai supranta, kad nevyriausybinės gali kartu dirbti su biudžetinė. Bet nenusiteikia, kad tik biudžetinės. Tik 11%. Sako, kad tik biudžetinės galėtų. Viešų paslaugų teikimas yra priimtinas klientai, kai jas teikia. Tik per BI, tik 9,4%. Leisti konkuruoti visiems, savivaldybės sako, net 90%, taip nebus pasirinkti atsakymą. Na, čia, kas nutiktų, jeigu viešų paslaugų teikimą būtų kuo plačiau įtraukiamas nepavaldžios organizacijos. Tai čia savivaldybių atstovai bandė filosofuoti, kad operatyviau būtų sprendžiami klausimai, kad būtų didesnė įvairovė ir kokybė paslaugų, būtų ankstesni paslaugų teikimo būdai. Nu, tai žodžiu. Bet yra ir tokių neigiamų dalykų, pavyzdžiui, sudėtingėtų paslaugų teikimo administravimas. Bet jeigu pasižiūrėsite, kas parašyta ant savivaldybės sienos, tai parašytas savivaldybės administracija. Jie nieko kito daryti neturėtų. Tik administruoti. Neturėtų išlaikyti savo biudžetinį įstaigų, nes reikėtų vien tik administruoti. O ne darbuoti kaip savivaldybių biudžetinės įstaigų. Nes dėl ko šitą visą užkūrėm? Dėl to, kad čia yra tarybinis palikimas. Nes kaip dabar veikia, iki dabar veikia savivaldybės? Savivaldybė vertina, kad reikia kažkokios paslaugos. Savivaldybė nusinčia savo atstovus iš biudžetinio, kad tą paslaugą užtikrintų. Tada savivaldybė įvertina, kaip buvo steigta paslauga. Ir aišku, kad teigiama, kažkur tai va Velžio karalystė, kur tai vyksta, nes kaip vyksta vakarų pasaulyje, tai savivaldybė ieško, kas yra paslaugos teikėjas, kas galėtų suteikti paslaugą, ką savivaldybė mato, kad reikia. Ir tada eina pas tą žmogų klausia, gerai, tau suteikia ar negerai. Ir jeigu negerai, tai ieško kito paslaugų teikėjo ir su tuo daugiau nebedirba. Kas nutinka pas mus, jeigu biudžetinė įstaiga susimauna ir padaro klaidų, kažkas pirštų pamojuoja, toliau visi dirbam. Kas nutinka, jeigu aš nenoriu įsileisti šito žmogaus ar šitos organizacijos, kad man teikti paslaugas? Nieko, aš tiesiog neteksiu paslaugų, nes nėra pasirinkimo, nes savivaldybė yra viena ir tokias paslaugas teikiant įstaiga yra biudžetinė į vieną. Ir, mano pasirinkimas yra arba gauti paslaugą arba ne. Civilizuotam pasaulyje, jeigu man netinka vienas paslaugos teikėjas, jie man pasiūlys kitą paslaugos teikėją. Ir išspręs visus klausimus, ir mes visi būsim laimingi. Jeigu aš gerai dirbu, man gali pramokėti, ir aš blogai dirbu, man gali sumažinti finansavimą arba atsisakyti toliau finansuoti. Taip galima kontroliuoti. Kas kam sumažina ar padidina biudžetinės, kaip buvo viskas, taip ir buvo senoji 65 metų. Tai tiesiog dėl ko tai nepatinka savivaldybėm, tai dėl to, kad sėdi, pavyzdžiui, švietimo skyrių arba socialinių paslaugų skyrių darbuotojai, kurie turi savo planus, jiems jos reikia įgyvendinti ir staiga atsiranda arba dėl kažkokio tarptautinio bendradarbiavimo atsiranda darbai, kuriuos reikia padaryti. O tad skyrius pats nedaro, nuleidžia į centrą, centras padaro. O jeigu tai bus išorinis centras, tai tu nieko nenuleisi, nes jeigu norės nuleisti, turės primokėti.
nu, vat, ir nepatinka, nes švietimo centre darbuotojai turi po 38 pareigybės, nes jie ten jau pamiršę, nuo ko viskas prasidėjo. Čia buvo irgi, nežinau, čia vertas skaitinėti kiekvieną, čia ką savivaldybės galvoja, kas čia būtų, kas čia padėtų, jo ir jums potins ir gali, bet atsiūs, Simonas, kas pasirašė, tai buvo, visi gausi šitas skaidrės, tai visiškai neverta. Aš nepasirašiau. Tai dar pasirašysit. Jo, tai čia neverta į tas detalės man galbūt gilintis, aš dar pabaigoju dar vieną pakankamai svarbią dalį informacijos. Tai yra finansavimo šaltinių populiarumas socialinėse organizacijose, tas, kurios mes apklausėm prieš tą tyrimą vilties. Tai kas populiariausias? Nugi, projektinis finansavimas, savivaldybės projektinis finansavimas. Ir būtent dar savivaldybės. Taip, kas dar? Tas, kai sakau populiariausias, nereiškia, kad daugiausiai pinigų patalpina. Tai reiškia, kad daugiausiai organizacijų pasirinko, kad jiems tai yra tinkamas būdas gauti lėšas. Antras pagal populiarumą yra GPM 1,2%. Tai irgi stengiasi visi gauti kiek gali ir turbūt ir jūs visi galėtumėte pritarti, kad gaunat iš to nors truputį. Trečias pagal populiarumą yra narystės mokestis. Irgi tai yra asociacija, tai jie turi pinigų, bet kitą skaidrę pamatysim koks procentas. Ketvirtas būtų vyriausybės programos ir ministerijų projektinis finansavimas dažniausiai. Ir tada būtų verslo ir privačių asmenų parama. Tada būtų ES finansavimas vėlgi projektinis. Ir tada tikrai net negeras jausmas dėl to. Ir tik tada uždirbtos lėšos. Rečiausiai gyvenime uždirbtos lėšos. Nes po to dar yra kita, kur dar mažiau turi procentų, nes visam sugalvot, kas tas kita. O tik 30% socialinės srities nevyriausybinio organizacijų žino, tai yra nežino, o užsidirba lėšų ir pasižymėjo, kad šitas šaltinis jie turi. Tai tai čia apie tai, ką mes pradžioje visi sutarėm, kad nevyriausybinės organizacijos vengia užsidirbti nebuvo. Kita skaidrė. Sudėtinga labai. Prie trečios. Nes ten yra apie tą patį, kas yra čia, bet daug sudėtingiau aišku. Savivaldybių finansavimo paskirstymas tarp socialinių nangų. Tai savivaldybės lėšos taip atrodo statistiškai. 15% tų socialinių organizacijų, kurios dalyvavo tam pačiam tyrimė, pajamų neturi visai iš savivaldybės. 22% tų organizacijų turi savivaldybės lėšų, bet savivaldybės lėšos sudaro nedaugiau negu 10% jų biudžeto. 26% organizacijų turi savivaldybės pinigų savo biudžetuose nuo 10 iki 30%. Ir tada panašiai vienodai nuo 8,5 iki 10 turi nuo 30 iki 50, nuo 50 iki 70, nuo 70 iki 90, 90 bei daugiau. Tai 4,5% nevyriausybinio organizacijų savivaldybės lėšų savo biudžete turi 90%. 8,5% nevyriausybinio organizacijų. Nes savivaldybės lėšos dažniausiai nėra vienintelės, jeigu jos vienintelės, tai tu negali išgyventi, turi ieškoti kitų šaltinių. Tai vat, nuo 0 iki 30% yra didžiausi procentai. O paskui taip kažkaip stabiliai po vienodai, nuo 8 iki 10,5. Aš turiu klausimų. Tai dar pasakysiu, čia dabar grįžtant prie sudėtingos skaidrės. Apie ką aš noriu, čia yra surašyti visi tie finansavimai. Tai va, narystės mokestis yra iki 10% turi 46% tų, kurie turi narystės mokestis.
Ir 39 procentai visai neturi pajamų iš narystės mokesčių. Tai yra 1 procentas organizacijų, kurių narystės mokestis yra 90 arba daugiau procentų, bet tai turbūt tai yra organizacijos, kurios veikia savanoriškų pagrindų ir dar 3 nariai susimokėję nario mokestį ir biudžete iš vis daugiau nėra. Nevyriausybinės, tai būna. Tai va, jeigu dar atskirai kas įdomiau, tai uždirbtos lėšos beveik 70 procentų visai neturi pajamų. GPM dažniausiai iki 10 procentų. Iš Europos Sąjungos finansavimo 65 procentai visai neturi pajamų. Tai, va. Tai tiek norėjau pasidalinti. Čia per valandą dar 15 minučių galim pasišnekučiuoti klausimais, atsakymais, diskusijai. Atsiprašysiu, anksčiau turiu išeiti autobusas. Pasirašyti, tada jeigu gausiu. Pasirašysiu. Ar daugiau kažką įdomus? Man būtų įdomu šiaip jūsų galbūt tokia išvalga, kad pasidalintumėt, kaip matote NVO šiaip tokio statuso ateitį perspektyvoje, nes skaičiais ir kur mes žygiuojam, tai toksai ir neaiškumas kyla. Ir socialinio verslo taip pat tokio kaip augimas, nes jie paraleliai labai eina šalia, plus jūs agituojate veiklos pajamas ir tai jau šiek tiek keičiasi galbūt statusas. Man labai įdomu, kaip jūs tą, ar matot perėjimą, ar tai yra susiję šitų. Aš kadangi nevyriausybinio atstovas, didžiąją dalim, tai aš sakyčiau, kad nes nėra socialinio verslo supratimo nacionalinio. Jo, nėra. Tai mano supratimo, tobulų socialinis verslas yra nevyriausybinė organizacija, kuri negali nei 1% dividendai susimokėti. Bet Latvijos tai taip matom, gali būti kompromisai kažkokie, gali būti, kad tai UAB, ARB ir ten, sakykime, 30% skiria kažkam, 70% apsimokė. Bet man tai labiau būtų, tai susiminus, tada labiau panašu į socialiai atsakingą verslą, negu socialinį verslą. Bet čia nuo mano nuomonės niekas nepriklauso. Man žodis, lengvai nenueis. Tai, tai neaišku, kas tas yra, bet kaip aš norėčiau, bet kaip jūs nevyriausybinė, tai labai skirtingi dalykai, bet aš labai norėčiau, kad nevyriausybinės išeitų iš to statuso, kurį šiandien turi. Nes savivaldybės ir nevyriausybinės atrodo kaip paprasčaikos. Daug savivaldybių dar po šiai dieną turi tą tvarką, kad ateina nevyriausybininkai, sakom, reikia į Kauną nuvažiuoti ten iš, pavyzdžiui, kokią kitą miestą, duokime pinigų. Tai savivaldybė kartais duoda pinigų, kartais duoda medriuką ir nuvežas. Ir kaip tada jos vadytos nevyriausybinės? Paprasčaikos. Va. Kitos nevyriausybinės organizacijos gali užsidirbti. Akredituoti suteikti paslaugas. Tai čia pirmas reikalas apie ką, nes tai būtų net verslas, jisai nėra toks stabilus. Akreditacija yra žymiai stabiliau negu verslas, nes tu žinai 3 metus, praktiškai jau tu turi klientą, tu 3 metus į priekį kažką veiksi. Neformalaus švietimo krepšelis ant vaišės vadinamas, su jaunimo dirbant, susitvarkyti, jeigu daryti kažkokius prisėjimus. Tai čia tai, kas užtikrinta būti iš valstybės. Jeigu šnekėti apie kažkokias pajamas, tai galime galvoti apie kažkokias socialinės paslaugas, galime galvoti žmonės augina neįgalius vaikus ir dėl jų padaro stebuklus. Kodėl reikia sulaukti neįgalaus vaiko, kad tą stebuklą padaryti? Kuria mokyklas, darželius specialiai dėl jų. Taigi galime ir tos vaikus užbaigti tą patį daryti. Tai gali būti ir mokyklos, ir darželiai, ir užsiėmimai, ir sportai, ir kas tik nori. Ir pakviesti tos vaikus jungtis ir tą daryti už pinigus. Tai iš principo bet kuri teikiama paslauga už pinigus.
Taip. Nu, dabar mes taip ir yra, tai mokyklose, kiek mokat jau už būrelius tuos. Nu, nes valstybė mokant VŠF, o dar paskutės būrelis dar įmanant tiek, arba dar daugiau už tėvų. Nu, ir... Jokių konkurencija dabar, tai yra kosmosinė. Nu. Visiška kosmosas, pavyzdžiui, tų vaikų surinkti, nes aš dirbu dar ir, dirbau, sakykime, nes tu būtent, kaip sakyti, dabar tai čia keli metai su kolegėta, anksčiau tai dirbau, būtent būrelius vesdavau kaip vadovų. Ten paskutiniais metais yra kosmosas surinkti vaikų, nes yra tu nueini į mokyklą, tėvai gauna ten turbūt 3 lapus, kaip sakyt, būrelių pasirinkimų. Taip, mes ką tai gavom, baigti 6 klasį. Ta prasme, kosmos, paaugliai tarp kitko neina. Pavyzdžiui, kur laisviausia krepšeliai? Paauglių. Taip, ir čia bėda, nes... O vat jų nėra, ne? Tų užsiėmimų kaip ir jų pasirodo, bet jie realiai tiesiog neina. Taip. Sportas geriausia atveju, taip ne. Pradinukam daugiausiai pasiūlymų, vyresniem vaikam jie daug mažiau. Bet tai kas iš to, bet jie, ta prasme, tu kad ir pasiūlai, tiesiog mūsų karta dabartinė, mano paauglys, pavyzdžiui, vaikas, tai gerai, jis sportas. Tai jūs planšetą daryti būrelius. Tik to, bet kaip filmuoti rilsus. Bet tada mes nueisim. Mano sūnus, vienais metais varė stovyklą būti youtuberiu. Tai pas 2-3 metus varė į Steamą ir paskui į... Nu, tie 1000 vaikai neduoda. Į ten irgi dabar aš nesimenu, kaip pasidėti vadinasi, bet jie ten legus statė ir koncertų žaidė. Tai varė stovyklą. O, pavyzdžiui, ten, kur frageta, ne, mūsų tas atitrauktų kuo mažiau, kad tas protas jau palisėtų, nežinau, tų visų telefonų, planšečių ir viso kito, kad vaikas stovyklos pabaigoje pasakytų, wow, kaip fainai, aš negalvojau, kad aš be telefono galėsiu ten rasti tokių veiklų ar ten tokių, kaip sakyt, draugų. Bet tai dabar jau 4 klasėje, tu turi prie kompiuterio stovėti ir pristatymus kelis mokytojų. Tai čia neišvengiama. Tai apie ką sakau, tai be kompiuterio nėra. Jo, bet tas nori, jie bent jau turi išmokti balansuoti. Sakykit, aš žinot, ką nors apie kopą projektą? Jo, žinau, Gal gali truputėlį, nežinau, papasakoti. Aš žinokit, daug nežinau, nes aš esu psichologas, besimokant psichoterapeutas, aš teikiu paslaugas ir žmonėm, kurie negali sumokėti, ir Europos kopo projektus jie moka už tai. Tai aš tiek žinau. Ten yra grupės ir individualūs susitikimai. Kaip patekti tą? Nes šiaip ir mediatoriams teikiama, tai aš tik tais vyksta išsimokėjimas savo, pavyzdžiui. Kaip atlyginimo, aš taip įsivaizduoju. Jeigu yra NVŠ, taip, jeigu VŠI, taip per algą, kitaip neįsimokės, šitą VŠI-inę. Tai turbūt niekaip, jeigu pats dirbi vienas, pats steigėjas savo organizacijos, o pats vienas dirbi, tai turbūt niekaip. Tas labai daug mokesčių daug. Tada nemažai tai mokesčių panašiai. Nes MB, pavyzdžiui, kuo skiriasi, tai tu, kad savęs įdarbinti negali, bet tu, kaip sakyt, išsiemi pinigus, o būtent VŠI, tai tu turi įsidarbinti ir kitaip niekaip, kaip per darbo užmokestį, kaip jis. Tai šitas tas skirtumas. Nu va, o įsidarbinti VŠI direktoriam irgi nėra protinga, ypač jeigu turėsi projektinės paramos, projektinio finansavimo daug. Nes iš projektinio finansavimo direktoriam niekad negalėsi būti. O išleisti savo lyginimą į tavo pačios uždirbtus pinigus, juos galima geriau panaudoti. Nes, individualios veiklos ta tokia, kad perki ar iš savęs paslaugos. Jeigu iš savęs tai labai blogai, man atrodo, čia mokesčių inspekcija labai nepavyzdžiai. Jeigu iš kitai organizacijai teigi paslaugas, viskas tvarkoja, bet jeigu savo organizacijai, tai manau, kad tas netinkamas variantas. Dėl to ir lieka tada bendradarbiavimas, tai prisiglaudžiant prie kažkokios kitos veikiančios savo projektinis.
Nu, tarkim, mūsų atveju, tai prie kažkokios bendruomenės, kaip projektas,